Tai praktinė meditacija surasti savo gilias baimės, fobijas ir panikas dėl kažko, kas įvyko tavo ar tavo sielos gyvenime ir jų atsikratyti. Energijos susidedančios tik iš 100 dalių visatiškosios meilės ir šviesos, globos ir saugos mus bei šį meditacijos kanalą visų jos metu. Meditacijos metu nevairuok ir nedirbk jokių darbų reikalaujančių susikaupimo. Pasistenk patalpoje būti vienas. Meditacijos metu pasitelksime mums visiems gamtos duotą gebėjimą įsivaizduoti. Jei gebi matyti vaizdinius, naudokis šiuo instrumentu. Meditacijos metu girdėsi mano balsą. Vadovaukis sakomu tekstu. Atsisėsk tiesia nugara. Įsitaisyk patogiai, gali gulėti arba sėdėti. Bet jei meditacijos metu dažniausiai užmiegi, tuomet geriau sėdėk. Kojas atremk į grindis, atrišk batus arba nusiauk. Rankas lengvai laikyk ant kelių arba prie šonų, jei guli. Nekryžiuok nei rankų, nei kojų, išskyrus jei sėdi lotosu. Užsimerk ir pradėk stebėti savo kvėpavimą. Kvėpuok giliai, ramiai ir tolygiai. Iškvėpdamas atsipalaiduok. Paleisk ir išlaisvink visą įtampą, fizinę ir protinę. Leisk kvėpavimui išplauti vidinę erdvę, išlaisvinti visas įtampas. Tarsi atsekti jas ir paleisti kaip helio pripildytus balionus. Giliai įkvėpk iš žemės ir iškvėpk atgal į žemę. Kvėpuok giliai, laisvai, atpalaiduojančiai. Pradėk lengvai ir lėtai pasinerdinėti į gilią meditacinę būseną, kuri bus reikalinga šiam darbui. Stebėk savo kvėpavimą, kaip oras įeina į plaučius ir išeina. Iškvėpk sunkumus, visą, kas nereikalinga. Visus išgyvenimus, nerimą ir baimės. Bet kokias kitas neigiamas reakcijas ir būsenas. Kvėpuok ramiai tol, kol kvėpavimas išsilygins. Stebėk šį procesą. Stebėk savo kvėpavimą, kaip su kiekvienu iškvėpimu vis labiau atsipalaiduoji ir visi sunkumai pamažėl praeina. Ir kaip darosi vis lengviau. Su kiekvienu iškvėpimu atsiranda vis daugiau atsipalaidavimo, lengvumo ir nesvarumo ir vis labiau pasineri į savo vidinę būseną. Paleidi viską, kas yra išorėje, paleidi visą mąstymą, juk apie viską pagalvosi vėliau. Ir vis labiau grimsti į meditacinę būseną, pasineri į alfa-teta vibracijas budrumo režime. Dabar įsivaizduok, kaip per tavo viršugalvį pradeda lietis auksinės šviesos srautas, besąlygiškos kūrėjo meilės ir atsipalaidavimo srautas. Ir tu šį srautą savo dėmesio ir kvėpavimo dėka pradedi skleisti per visą kūną, padedi jam pasiskirstyti visame savo kūne. Per pirmą iškvėpimą prisipildo tavo galva, toliau prisipildo kaklas. Sek šį procesą, tada srautas pasklinda tau ant pečių, teka tavo rankomis, nuteka iki pat plaštakų ir pasiekia pirštų galiukus ir atsipalaiduoja kiekvienas pirštelis. Tada šis atsipalaidavimo ir meilės srautas teka nugara ir kiekvienu odos paviršiaus milimetru, kiekvienu slanksteliu, kiekvienu kauleliu, kiekvienas raumuo atsipalaiduoja. Ir krūtinė atsipalaiduoja, pilvo sritis, vidaus organai, dubens organai, sėdmenys ir šlaunys, blauzdos ir pėdos. Visus įtampos ligučius iškvėpk per pėdas ir pajusk, kaip tavo pėdos atsipalaiduoja
ir šis rautas teka į kojų pirštus. Atidžiai stebėk, kaip atsipalaiduoja kiekvienas kojų pirštelis. O dabar dėmesiu apriepk visą kūną ir duok kūnui komandą visiškai atsipalaiduoti. Ir pajusk, kaip ši atsipalaidavimo banga visiškai užpildo visą tavo kūną, kiekvieną jo ląstelę. Ir pradeda tekėti į tave supančią erdvę. Ir formuoja aplinkui savotišką kokoną, tarsi tave kaip nors suvyniotų į minkštą antklodę. Ir kiekvienas tavo iškvėpimas pripildo šį kokoną vis tankiau. O dabar kartu ištarkime šias frazes, skirtas meditacinio kanalo apsaugai ir tavo apsaugai, gali pakartoti tai po manęs. Tik tos energijos, mintys ir esybės, kurios susideda iš 100 dalių visatiškosios meilės ir šviesos, gali įeiti į mano erdvę. Tik tos energijos, mintys ir esybės, kurios susideda iš 100 dalių visatiškosios meilės ir šviesos, gali įeiti į mano erdvę. Viskas, kas nėra 100% dieviškoji energija, ištirpsta akimirksniu. O dabar šiam darbui pakviesk visus savo angelus, mentorius, mokytojus. Ir štai tavo aukštesnysis aš, didžiulė šviesos figūra, įžengia į tavo erdvę. Ir atsistoja tau už nugaros, apkabina tavo pečius. Pajusk šias energijas. Tai yra tavo aukštesnieji aspektai, tavo siela, kuri tave absoliučiai ir besąlygiškai myli ir priima. Leisk savo pasitikėti ją. Ir jos akivaizdoje suformuok savo ketinimą šiai meditacijai. Ketinimą visiškai išgyti ir išgydyti visas tas istorijas, kur buvo traumuojantis išgyvenimai, kurie tebedaro įtaką tau, tavo sielai ir tavo gyvenimo keliui. O dabar tarsi šviesos sraute pasirodo krištoliniai laiptai ir tu pradedi jais lipti. Ir su kiekvienu žingsniu jauti, kaip tampi lengvas, nesvarus, tarsi prarastum visą kūno apimtį. Ir eini tol, kol pamatai duris laiptų gale. Tau priėjus atsidaro duris ir tu įeini į labai šviesią, lengvai debesuotą, nesvarę erdvę ir šioje erdvėje yra ekranas. Ši erdvė yra iš aukštų vibracijų, tau ji visiškai saugi, todėl viską, kas vyksta, matysi ekrane, tarsi iš šono, kaip stebėtojas. Ir dabar paprašyk, kad pasirodytų tavo atvaizdas tą akimirką, kai jutai stiprią baimę, arba kai pasireiškia kažkokia tavo fobija ar panika. Ir dabar savo šią akimirką duok daug šviesos. Pajusk arba įsivaizduok, arba tiesiog žinok, kad tarsi iš visur ima lietis perlamutrinė baltai auksinė šviesa. Šioje šviesoje atsiskleidžia visa tiesa. Ir atrodo, kad tarsi matytum iš šalies. Kaip atrodytų ši tavo baimė ar tavo fobija, jei ji turėtų formą ar išvaizdą. Įsivaizduok arba suprask, arba patyk, kur ji būtų, kaip ji atrodytų tavo atžvilgiu. Ir dabar atkreip dėmesį, kad šis atvaizdas tai nesi tu. Tai yra kažkas, kas yra tavo erdvėje. Ir dabar pajusk, ar tas kažkas yra tavo, ar ne. Ir įsivaizduok, kad tau ant rankų tarsi užmautos šviesos pirštinės.
Ir tu imi tą kažkieno atvaizdą ir stumi nuo savęs. Stumi nuo savęs šią energiją 2 ištiestų rankų atstumu. Ir į šį atvaizdą ima lietis baltas, labai tankios šviesos srautas. Dar kartą lėtai pažvelk į šį atvaizdą, į jo formą, išvaizdą, spalvą. Ir įsivaizduok, kad tas kažkas turi ne tik atvaizdą, bet turi ir sąmonę, ir tu gali jai užduoti klausimą. Paklausk jos, kodėl tu esi mano erdvėje? Kaip tu man tarnauji? Atsakymas gali būti minčių ar vaizdo pavidalu, arba tiesiog ateiti iš vidaus kaip žinia, kaip žinojimas, kaip nuojauta. Pasakyk jam, šiam atvaizdui, man tavęs nereikia, bet tu esi manyje. Kodėl tu čia? Kaip tu man darai įtaką? Kaip tu pasireiški ir kam tau to reikia? Dabar įsivaizduok, kaip šalia šios energijos, šio atvaizdo atsiranda ekranas. Ir paprašyk dabar šios energijos parodyti arba pranešti tau mintimis, kada ji pirmą kartą pasirodė tavo erdvėje. Arba nuvesti tave į tą akimirką, arba išryškinti ir parodyti tą akimirką, arba priminti tau tą akimirką. Tai kažkokia praeities patirtis, kai vieną dieną ši energija pasirodė tavo erdvėje, tavo gyvenime, kai įvyko kažkoks stiprus sukrėtimas, kažkoks stiprus įvykis. Ir į čia, į šį sukrėtimą, kviesk visas įmanomas šviesos jėgas, kurios gali padėti. Galbūt matai ar jauti, kas dabar ten vyksta. Arba galbūt nematai vaizdo, bet tiesiog žinai, kad dabar į tą patirtį, į tavąjį praeities aš, yra nukreipti didžiuliai šviesos srautai. Į tą tavąjį aš praeityje, kuriam tuo metu buvo labai baisu. Buvo labai blogai. Įsivaizduok tą savąjį aš praeityje, kuris išgyvena blogiausią įmanomą savo gyvenimo momentą, kuris yra labai išsigandęs, kuriam yra taip baisu, kad jis yra pasirengęs daryti bet ką, kad atsikratytų šios baimės. Ir dabar tiesiog sakyk jam, transliuok jam, aš tave matau, tu nesi vienas, aš esu šalia, mes kartu su viskuo susitvarkysime. Jei kyla kokių nors jausmų ir emocijų, tarsi pasitrauk tolėliau nuo šio vaizdo, kuo toliau, kiek tai yra įmanoma, bet vis viena leisk savo į jį ir toliau žiūrėti, matyti, jausti, žinoti ir su juo dirbti. Tęsk šį darbą, kvėpuok ramiai. Jei labai sunku, patalpink save į šviesos srautą. Giliai kvėpuok, stabtelk. Prakvėpuok šiuos jausmus ir emocijas, bet nenustok transliuoti. Mes susitvarkysime. Užduotys duodamos tik pagal jėgas. Mes su viskuo galime susitvarkyti. Aš nesu vienas, aš nesu viena. Aš atsiprašau, aš labai apgailestauju. Aš tave myliu, dėkoju tau. Kartok tai kaip mantra. Aš atsiprašau.
Aš labai apgailestauju. Aš tave myliu. Dėkoju tau. Aš atsiprašau. Aš labai apgailestauju. Aš tave myliu. Dėkoju tau. Ir didžiuliai šviesos rautai, ir gydančiosios energijos rautai, ir paramos energijos rautai nukreipiami į praeitį, į tą patį įvykį. Jie apgaubia tavo praeitį, įvynioja ją į tokį labai tankų šviesos energijos kokoną. Ir šio kokono viduje palaipsniui atsiranda tiek daug šviesos, kad ta šviesa po truputį ima tirpdyti visą baimę, visus sunkius jausmus, visą skausmą, visą siaubą, visas kančias ir baimės. O tu ir toliau transliuok šias frazes ir sau, ir savajam aš iš savo praeities. Tu esi svarbus, tu esi reikalingas, tu esi be galo mylimas, kad ir kas tau nutiktų. Tu esi svarbus, tu esi reikalingas, kad ir kas tau nutiktų. Tu esi be galo mylimas, tu esi visiškai priimtas, tu turi savo vietą. Net jei tu suklydai, net jei tau skaudu, net jei tu bijai, net jei esi siaube ar baimėje. Kad ir kas be nutiktų, tu esi be galo mylimas, tu esi svarbus ir vertingas šiam pasauliui. Tu esi nemirtinga siela, gyvenanti žemiškoje patirtyje. Ir tu esi daugiau nei ši patirtis. Prisimink, kas tu iš tikrųjų esi. Prisimink, kad tavo viduje yra neišsenkantis meilės ir šviesos šaltinis, kuris duotas tau pagal tavo gimimo teisę, pagal tavo buvimo teisę. Tu esi kūrėjo dalis. Tu esi daugiau nei tas žmogus juntantis baimę. Tu esi daugiau nei tas kūnas juntantis siaubą. Daugiau už viską, ką pergyveni. Ir dabar siųsk kuo daugiau paramos, meilės ir gydančių energijų į visas tas patirtis, kurias išgyvenai. Leisk savo jas priimti kaip duotybę, kaip faktą to, kas įvyko. Leisk savo paleisti šią patirtį. Pripažink, kad tai jau įvyko, tai jau atsitiko. Tai atsitiko man, bet tai nėra bausmė. Tai mano siela pasirinko išgyventi šią patirtį. Ir tarsi šviesos raute pakilk virš šios patirties iki sielos lygio ir pažvelk į ją iš viršaus savo sielos akimis. Ir pabandyk prisiminti, kodėl siela pasirinko tokią patirtį. Kodėl sielai prireikė tokios patirties. Ko ji norėjo išmokti iš tokios patirties. Ir pažiūrėk, kodėl nepasisekė. Ko pritrūko, norint išgyventi šią patirtį taip, kaip buvo sumaniusi siela. Ir paprašyk dabar reikalingų išteklių, reikalingos energijos. Ir stebėk arba žinok, arba įsivaizduok, kaip iš šviesos rauto panyra visa tai, ko sielai pritrūko, kad praeitų tokią patirtį. O dabar paprašyk pasirodyti visas tas sielas,
kurios dalyvavo tame patyrime, toje situacijoje. Apsireikšti visus, kuriems tavo siela pakenkė, arba atvirkščiai, kas patyrė žalą. Ir siųsk joms daug atleidimo. Daug atleidimo. Tegul visos šios sielos prisimena, kaip kažkada, dar prieš šį įsikūnijimą, jos sutarė, kad atvyks čia ir išgyvens tokią patirtį. Ir kiekviena siela tarnaus tavajai, nes tavo siela tai pasirinko. Su didelė meilė apsikeisk su šiomis sielomis, atleidimu, dėkingumu, suprasdamas, kad žemėje nėra bausmės. Viskas, ką sielos išgyvena, tai yra tik instrumentai, kuriuos jos pasirenka pačios. Tai pamokų įrankiai. Tai gali būti baimė, fobija, panika, siaubas, laimė, džiaugsmas, meilė, palaima. Ir kiekvienoje iš šių patirčių siela eina per savo evoliuciją, eina savo keliu, įgyja išminties, ir kad sielai tai tik patirtis. Ir ji pasirenka prievartauti arba būti išprievartautai, žudyti arba būti nužudytai, tyčiotis arba kęsti patyčias. Visa tai sielai yra viso ko labo patirtis. O tuo tarpu, kol keitiesi dėkingumu ir atleidimu su kitomis sielomis, visos tavo sutartys ir kontraktai yra uždaromi. Susitarimai yra užbaigiami ir tos sielos pamažu išsisklaido į šviesą, pradingsta šviesos rautuose, išeina toliau savais keliais į savąją evoliuciją. Nes jau įvykdė šį kontraktą ir duotą pažadą. Atsidėkodamas paleisk jas. O dabar šviesos raute atleisk sau už viską, kad ir kas buvo nutikę. Tu su tuo susitvarkei kaip galėjai, išgyvenai savo patirtį kaip galėjai. Atleisk sau visiškai, absoliučiai. Leisk sau būti netobulam, neidealiam. Leisk sau vidinių sprendimų ir ketinimų paleisti šią patirtį amžiams. Nebetemti jos su savimi iš gyvenimo į gyvenimą. Ir atleidimas, priėmimas, vidinis ketinimas, laisva valia leidžia pasiekti bet kokį šios patirties pasireiškimą, visas su ją susijusias energetinės struktūras ir jų fragmentus. Ir panaikinti bet kokią jos įtaką tavo kelyje, tavo gyvenime, tavo pasirinkimuose, tavo jausmuose. Ir dabar prašyk daug šviesos į tą įsikūnijimą, daug šviesos į tą įvykį, į viską, kas vyko prieš ir po jo. Ir į visus panašius įvykius, kurie kada nors nutiko tavo sielos kelyje, kur nebuvo pakankamai savęs pajutimo, vidinės šviesos, kur pamiršai, kad esi siela, kad esi daugiau nei visi šie patyrimai, kuomet dingo šviesa, kuomet buvo sudarytos įvairios negatyvios sutartys ir kontraktai. Ir paskelbk dabar, kad nuo šiol ir per amžius viskas yra išgydyta, atleista, palaiminta, visuose lygmenyse, visuose erdvėse, visuose laikuose ir metmenyse.
tiesiog čia ir dabar. Prašau nutraukti visas sutartis, visus susitarimus ir kontraktus, panaikinti bet kokią įtaką ir pasekmes ir viską palikti praeityje. Ir pajusk arba įsivaizduok, kaip gydomoji banga dabar įsiveržia į kiekvieną iš šių patyrimų, ištirpdydama bet kokius iškraipimus, pripildydama meilės ir šviesos, visiškai išgydydama kiekvieną iš šių potyrių, nes viskas jau išgydyta, atleista, palaiminta ir niekas neperduodama į ateitį. Ir ši gydomoji banga pasiekia dabartinį tavo gyvenimą ir pripildo kiekvieną tavo gyvenimo patirtį, kai jautei baimę, siaubą, paniką ar kokią nors fobiją. Ir kiekviena panaši patirtis taip pat išgydoma, visi iškraipimai ištirpdomi, bet kokios įtakos tau panaikinamas tiesiog čia ir dabar. Ir ši išgijimo banga pasiekia tave šioje akimirkoje, šioje vietoje, čia ir dabar. Visiškai užpildo erdvę tavyje ir aplink tave. Ištirpina klaidingas konstrukcijas, galinčias kaip nors paveikti ar pritraukti panašias patirtis. Ši išgijimo banga visiškai nuplauna tavo emocinį kūną, atkuria ir harmonizuoja jo struktūrą. Ši išgijimo banga visiškai nuplauna tavo mentalinį kūną, ištirpina visas klaidingas konstrukcijas, įsitikinimus, stereotipus, elgesio modelius, suvokimo modelius. Dabar viskas, kas paseno, viskas, kas tau nebetarnauja, ištirpsta ir išnyksta amžiams. Dabar paprašyk suaktyvinti išmintį, suaktyvinti naujas sąmonės žinias. Kaip yra gyventi kitaip? Koks jausmas būti laisvam nuo baimės, fobijų, panikos? Koks tai jausmas niekada nebijoti? Koks tai jausmas, kai yra visiškai saugu, kai viduje yra patikima ir ramu, kai baimiai nebėra vietos? Ši išgijimo banga kupina meilės ir šviesos nuplauna tavo astralinį kūną, nuplauna tavo eterinį kūną, nuplauna ir išplauna visus iškraipimus juose, suderina ir harmonizuoja energiją visais lygiais, atkuria visas iškreiptas šių kūnų dalis, ištirpdo ir išgydo viską, ką tik galima tokiu būdu ir dabar išgydyti. Visos sutartys yra užbaigiamos visuose lygmenyse, visose erdvėse, visuose laikuose ir visose dimensijose. Sielos erdvė išvalyta, kiekviena patirtis, tarsi fragmentai, išeina iš tavęs ir ištirpsta kūrėjo šviesoje, o į jų vietą, į šių fragmentų vietą, įsilieja daug meilės energijos. Ir visos tavo dalys, kurios buvo prarastos, pamirštos, visas tavo resursas ir visa tavo energija vienijasi, integruojasi visais lygiais. Vyksta visiškas vientisumo atkūrimas visais lygiais. Viskas tampa vienisa ir apgaubta meilės ir šviesos apsiaustu. Ir gali pajusti, kaip keičiasi tavo pojūčiai. Dabar perkrauk šį ekraną ir šiame ekrane, prieš kurį stovi, pamatyk arba įsivaizduok, kaip ši energija atrodo dabar.
Ar ši energija pasikeitė, ar ji pasiruošusi išeiti? Padėkok jai už pagalbą, už pamoką, kurią ji padėjo tau išgyventi, ir paleisk ją amžinai. O gal ji tau nori dar ką nors pasakyti, perduoti? Paklausyk. Ir paleisk ją amžinai, su dėkingumu, su atleidimu, priimdama šią patirtį su nuostata, kas įvyko, tai įvyko. Išleisk šią energiją į šviesą, į šviesos ir šviesos srautais nuplauk tą vietą, kur jutai ją savo kūne. Vyksta visiška regeneracija visose lygmenyse. Vientisumo atkūrimas visose lygmenyse. O dabar persikelk tarsi į savo mėgstamą vietą gamtoje, atsigulk ant žemės ir pajus, kad žemė yra sąmonė, ne tik dirvožemis ar žolė. Pajus, kaip ji tave priglaudžia, pripildo, atkuria tavo jėgas, kad gali jai atiduoti visas savo problemas. Padėkok žemė už pagalbą ir paprašyk atkurti ryšį su ją. Pajusk jos jėgą, kuria ji tave pripildo, apgaubia, dovanoja, be galo tave myli ir tave priima. Pajusk, tarsi šaknimis įaugi į žemę. Žmogaus kūnas yra sudarytas iš žemės elementų. Pajusk tai, padėkok už pagalbą, už palaikymą, už galią ir resursus, už norą prisiimti visus tavo rūpesčius ir sielvartus. O dabar pajusk savo giminės galią. Tarsi visa tavo giminė išsirikiuotų už tavęs pagal principą tėtis dešinėje, mama kairėje. O už jų yra jų tėvai pagal tą patį principą. Tėvas dešinėje, motina kairėje. Ir taip visi giminės nariai iki 7 kartos išsirikiuoja už tavęs. O gal ir dar toliau, iki pat giminės pradžios. Ir dabar užtvindyk visą giminę šviesos rautais, pakviesk visus atstumtuosius, pakviesk atsiskyrusius savo norų ir paprašyk kiekvieno giminės nario užimti savo vietą šioje rikiuotėje. Ir paprašyk giminės globėjo padėti atkurti šeimos ir visos giminės struktūros vientisumą. Taip pat paprašyk atkurti teisingą protėvių energijos srautą, nuo vyresniojo iki jaunesniojo. Vyresnysis duoda, jaunesnysis priima. Su dėkingumu, pagarbiai ir perduoda jį savo vaikams, savo ateičiai, visiems savo projektams ir tikslams. Ir tokiu būdu energijos srautas giminės struktūroje atstatomas teisingai. Ir visa tai iš viršaus prisipildo kūrėjo šviesos ir kiekvienas šeimos narys, kuriam tai priimtina, prisipildo ir kompensuoja savo bet kokį meilės trūkumą. Bet koks trūkumas ištirpsta šiame šviesos sraute. Kiekvienas giminės narys, kuriam tai priimtina, daro tai laisva valia. Ir tik jam vyksta šis prisipildymo procesas. Kiekvienas prisipildo kūrėjo šviesos ir perduoda teisingą energijos srautą giminės struktūroje. O dabar šeimos išminties, palaiminimo ir meilės srautas perduodamas nuo vyriausiojo į jauniausiąją. Štai jis pasiekia tavo senelius ir užpildo jų erdvę. Ir tada pasiekia tavo tėvus ir užpildo jų erdvę. Ir galiausiai pasiekia tave, teisingai tekėdamas, pilnavertis, natūralus, giminės, galios, energijos srautas.
Jį gali pajusti arba įsivaizduoti iš nugaros tarp menčių, kaip giminės rautas įeina į tave ir užpildo tavo erdvę, suaktyvina tavo vidinę išmintį, galią, pasitikėjimą, suteikia tau resursą, didžiulius energijos išteklius, paramą, saugumą, patikimumą. Ir tas rautas dabar teka per tave į tavo vaikus, o jei jų neturi, teka į tavo ateities projektus ir planus. Pajusk, tarsi 1000 žmonių stovėtų už tavęs ir laimintų tave laimingam, gausiam ir harmoningam gyvenimui. Padėkok savo giminei ir savo šeimai už gyvybę, už išmintį ir patirtį, už palaiminimą, už leidimą eiti savo keliu ir paleisk savo giminės atvaizdą arba žinojimą, kad tu su ja sąveikavai. Ir dabar tarsi pastebėk, kiek daug šalia tavęs yra tavo mokytojų ir angelų, kurie nuolat tave palaiko, nuolat suteikia tau meilės ir šviesos, ir tu nuolatos savyje turi šį šaltinį. Pajusk, tarsi ši šviesa kaip ugnis yra širdies rytyje ir jį ima liepsnoti, darosi šilčiau ir ši šviesa pradeda lietis ir plėstis, užpildo visą tavo erdvę ir pradeda lietis per kraštus. Tai besąlyginė kūrėjo meilė, kuri visada su tavimi, netgi kai jos nematai, netgi kai ją pamiršai ar pamiršti. Ši meilė, kurios ieškojai, visada gyvena tavo viduje. Ir dabar pasijusk be galo mylimu. Pajusk, koks tai jausmas būti mylimam. Koks tai jausmas saugiai jaustis. Jausti savo vidinę jėgą, pasitikėjimą savimi. Jausti didžiulį visišką palaikymą ir priėmimą. Ir šioje būsenoje paskelbk visatai, kad tu esi ir ištark. Aš esu. Įsivaizduok, kaip tu atsistoji abiem kojomis ant žemės. Pajunti jos palaikymą, šeimos paramą, kūrėjo paramą savo viduje, savo vidinę stiprybę. Šis didžiulis 4 lygmenų resursas padeda eiti savo gyvenimo keliu. O dabar pakviesk gyvybės rautą. Tai tavo dieviškoji teisė, tu turi teisę į gyvybę, į gyvenimą. Pasitelk visus savo jausmus, kurie buvo slopinami dėl baimės. Dabar pakviesk juos, leisk jiems pasirodyti, prasiveržti, pajusti juos. Suteik jiems vietą savo erdvėje. Kvėpuok per širdį, pajus, kiek ten meilės, kokia ten giluma, kaip ten šviesu. Padėkok už šį neįtikėtiną gyvenimą, už šią pagalbą ir palaikymą, už šį darbą visiems padėjusiems ir sutikusiems jame dalyvauti. Ir dabar lėtai grąžink dėmesį į kūną, pajusk jo svorį, pajudink rankas ir kojas, susigrąžink visą energiją. Pakvėpuok iš žemės ir į žemę, kad įsižemintum. Tiesiog įsivaizduok, kaip užaugini šaknis iš uodegikaulio ir pėdų tiesiai į žemę. Ir visiškai sugrįžk į kūną. Susigrąžink visą energiją, viską, ką patyrei, tarsi magnetų paskleisk aplink kūną. Grąžink kūnui visus jausmus, kad toliau gyventum šį gyvenimą šiame kūne ir kad kūnas būtų tavo gyvenimo įrankis. Kvėpuok ramiai ir tolygiai.
paskirstyk visą energiją tolygiai po visą kūną. Padėkok savo už šį darbą. Padėkok savo aukštesniesiems aspektams ir energijoms, kurios lydėjo šios meditacijos metu už pagalbą. Atsigerk vandens. Gali pajudėti, pasivaikščioti, pasimankštinti, kad visiškai sugrįžtum iš meditacijos. O aš tave stipriai apkabinu ir linkiu tau viso ko gero.